Kas paskatino pasirinkti ergodinamikos studijas? Tai mano gal irgi netgi kelionė prasidėjo per mano pačios patyrimą, kai aš pati vaikystėje patyriau seksualinį išnaudojimą ir suėjus 30 metų aš tik pradėjau įsileisti tą patirtį ir dirbti su tuo. Ir kažkaip dirbau ir su psichoterapeutais, ir su emocijų paleidimu ir taip toliau. Ir aš buvau patikėjus, kad išsprendžiu, nes aš jau pradėjau galėti kalbėti, vardinti, galbūt kalbėti ir kažkiek liečia mane, bet viskas su to gerai, nestangdindavo manęs, jau buvo kaip ir gerai. Ir nuėjau į biodinaminės kūno terapijos tokį savaitgalio užsiėmimą. Ir tame užsiėmime man pradėjo vėl kilti ta pati tema seksualinis išnaudojimas. Ir protas mano, ne, taigi tu jau pradirbai, taigi tu jau viskas ramu, žinai, o kūnas visas kalba apie tai, kad ten dar yra jame daug gyva kažkokios atminties, kurią jau nori paleisti, žinai. Ir mane labai stipriai suveikė, nes ten buvo ir grupinė dinamika. Ir visa ta grupė kažkaip laikė tą erdvę, kur aš galėjau ten išrėkti, išsidaužyti, gal ir atrodo baisiai. Bet man buvo tokio suvokimo, žinai, kad palauk, kiek čia visko kūnas dar nešiojosi. Nors viską buvau, atrodo, išdirbus.